Dažnai patyrus traumą turbūt yra naudojamas kompiuterinis tomografas. Tenka naudoti, taip. Jeigu yra stuburo traumas, kas irgi vasaros metu dažnas yra dalykas, kada šunys daugiau juda, daugiau laksto, daugiau šokinėja, nes dalis yra tokių bėdų, kurios tik tai tomografu galima diagnozuoti. Yra stuburo išvaržos, kiti susirgimai, kurių rentgenu tu negali matyti. Tai yra pakankamai dažna šiais laikais diagnostikos priemonė, todėl kad kitos diagnostikos priemonės, kaip rentgenas, ultragarsas, daug nemato, neparodo. Tenka daryti, kadangi turim veterinarinį tomografą, tai yra vos kelių minučių reikalas diagnozuoti bėdą. Ir tada gali priimti greitus sprendimus ir baigtis ligos lygiai tas pats. Klinika, kai dirbam kiaurą parą, tai dažnai būna taip, kad tu dirbi priimamojo principu. Tu nakties metu kažką diagnozuoji, pirminė diagnozė, ryte jau yra daromas tyrimas ir nakties metu yra daromi tyrimai, bet jeigu kažkas sudėtingiau, iš po nakties jau yra chirurgai, surenkama brigada, viskas daroma. Daug yra atvejų, kada tenka palikti stacionarę dėl pooperacinės priežiūros, tai yra sunkus pacientai, sunkios būklės pacientai, kuriems reikia nuolatinės priežiūros, kad išvengti liūdnos tos eigos ir baigties ligos, tenka intensyvų gydymą taikyti būna ir kelias dienas ir nėra liga tokia, kuri gali palaukti per naktį. Ne. Taip. Turi būti gydymas taikomas kiaurą parą. Daug yra pacientų. Emociškai turbūt gyvūnai taip pat yra labai sunku, nes atskiriamas nuo sunku, todėl jums veterinarijos gydytojams reikia dar kaip šeimos nariui. Dažnai jau kada pradeda reaguoti kaip šeimos narys, tai jau išleidžiami stacionarą. Dažnai tie sunkus pacientai, jie tik pagalbos nori. Kada jau pradeda gerėti, tada turim didelę komandą ir pagalbinio personalo, asistentų, gydytojų, kurie visi elgiamės kaip su savo gyvūnu. Tai yra priežiūra, meilė ir taip toliau. Ko labiausiai reikia. Taip, ir pietumis kartais tenka pasidalinti gydom pacientų.